reiškia gan daug, nes aš čia labai praleidau daug laiko, tarsi visą gyvenimą, beveik. Ir žodžiu, ir čia visi mano prisiminimai, visur eidavau su daugais, tūsindavau, viską dariau ir man čia tiesiog labai artima. Aš čia jaučiuosi kaip namuose, labai gera, pažįstu kiekvieną gatvelę, mažiausią, akla galėčiau nueiti kur reikia, ir vienu žodžiu. Tai man yra labai brangus Vilnius. Reiškia Vilnius. Aš Vilniuje gimiau, gyvenu ir man čia faina. Esu gimęs ir augęs Vilniuje. Tai mano gimtasis miestas, man čia labai patinka, išvažiuoti tikrai nesiruošiu. Kuom patinka, tai nežinau, gal tuom, kad tai yra pakankamai nedidelis miestas, tai ir labai myliu Vilniaus senamiestį. Tuom, kad jis yra mažas, čia leidžia savo laisvę. Man Vilnius pirmiausia asocijuojasi su menais, nes atvažiavau čia siekti kažką pakeisti savo gyvenime, ypač susijusiu su menu, aš groju, esu muzikantė. Ir gyvenu Palangoje, bet gyvenu prieš 4 metus, ten buvo mano tėvai, visi draugai. Ir atvažiavau į Vilnių ir tiesiog kažkas pasikeitė, galbūt yra tik miestas, kas yra susijęs su Lietuvos didžiausia, kaip sostinė. Kam tai yra visuma žmonių, didelis miestas, kur daug parduotuvių, galbūt to važiuoja mano draugės čia. O man tai yra kažkur vieta, kur yra daug žmonių, visi skirtingi ir yra didesnis pasirinkimas kokia kompanija. Nes nuo kompanijos priklauso tam, kas būsi tu, aš manau. Ir atvažiavau čia ir susitikau savo draugų menininkų ir dabar bent jaučiu potraukį tam ir esu laiminga. Taip va. Kiekvienam žmogui. Man patinka Vilniaus miestas dėl to, kad šiandien gyvenu. Aš nelabai, mano amžius nelabai leidžia man rinktis to, kadangi čia praėjo vaikystė ir visi tie metai. Šiandien niekai ketinu keisti. Nors aš manau, kad pasaulyje yra gal ir geresnių, nes tas miestas yra beveik man. Jeigu norit, aš jums dalelę galiu padovanoti, gaila, kad negaliu padėti. Patinka, kad yra daug žmonių. Patinka, kad yra daug, žinau, kavinių, restoranų. Yra Vičių parkas. Ir daug įvairių kitų parduotuvių. Dėl to patinka man Vilnius. Žodžiu, aš esu Vilnietis, bet emigrantas, Vilnietis emigrantas. Aš jau 15 metų iš tikrųjų Vilniuje gyvenu. Tai grįžtu tik tai kartais trumpam. Ir visada smagu grįžti iš tikrųjų. Smagu grįžti dėl to, kad man patinka vaikščioti. Ir sakyčiau, Vilnius labai toks geras vaikščiojimas miestas. Daug tokių ramių gatvių, daug žalumos. Ir turbūt tai man labiausiai patinka. Kad tas jo daug oro jame yra, nors ir gatvių daug mažų, bet bendrai paėmus daug vietos gaunasi. Tai sakykime kažkaip taip. Puikus, senas, nuostabus kultūros centras, miestas. Ką man reiškia Vilnius kaip miestas, kol kas dar nežinau, dar kol kas tik tai ieškau, tačiau tai neabejotinai miestas, kuris man kol kas tai labai patinka. Sveiki, tai ką žinau, Dominykas esu. Kodėl man Vilnius, ką man reiškia Vilnius? Manau, kad čia visi keliai atsiveria ir daug durų čia yra ir daug langų, jei ne pro duris, tai pro langus. O esu iš Kėdainių, Kėdainiai yra nedideli, todėl
Vilnius yra daug didelis labai ir čia galima daug ką veikti, galima pasirinkti ką veikti, o dažniausiai Kėdainiuose mums reikdavo patiems susigalvoti ką veikti. O čia yra pilnos galimybės veikti viską, tik tai spėti viską padaryti. Tai manau, vis tiek Vilnius yra sostinė, Vilnius yra centras, čia yra ir mano draugų didžioji dalis, taip pat ir šeimos dalis yra čionais. Nu, manau, Vilnius yra traukos centras ne tik Kėdainiam, bet ir visiems kitiem Lietuvos miestam. Ir manau, kad čia susirenka tikrai neblogas jaunimas, nesvarbu iš kokio mažo kaimo jie bebūtų. Vilnius man ypatingas, nes čia gimiau, augau, čia visi mano draugai, mokiausi ir tarkim nenorėjau važiuoti užsienį studijuoti vien dėl to, kad labai baisu palikti Vilnių. Brangios man visos gatvės, senamiestis, atsiminimai čia esantis. Vilniaus miestas man labai brangus, nes aš čia užaugau vaikystėje, tai pabėgdavau nuo visų, eidavau pailsėti iš Vilniaus senamiestį, prasieidavau 1,5 valandos pro universitetą didžiąją, muziejaus gatve Vokiečių dabar vadinama. Ir tiesiog pailsėdavau. Ir visada svajojau, kad vaikščiosim ne viena, bet su šeima arba bent jau su šuniu. Ir dabar man jau daug metų, mano svajojimai išsipildė ir aš daug dirbu, tačiau galiu pailsėti būtent vaikščiodama su šuniu senamiesčiu, jausti savo miesto šeimininkė, ne vien svečiu. Šiaip labai smagu, neseniai perskaičiau Silvio Rerum, tai visi tie pastatai, namai, bažnyčios, vienuolynai pas mus esantis tikrai puikiai nuteikia. Čia smagu